Sveiki atvykę į Šypsenos akademiją kliniką Klaipėdoje. Nuo 2021 metų mūsų klinika įsikūrusi istorinėme Klaipėdos senamiestyje, Puodžių gatvėje. Mūsų tikslas užtikrinti visų Klaipėdos miesto gyventojų sveiką burną bei dailią šypseną, suteikiant visas reikiamas paslaugas vienoje klinikoje. Tad pagrindinis aspektas įkuriant kliniką buvo visapusiškas komforto užtikrinimas gydytojų bei pacientų. Mūsų klinika yra patogioje lokacijoje, gydytojų kabinetai erdvūs bei modernūs, kurie užtikrina, kad galime atlikti net pačias sudėtingiausias chirurginės operacijas. Subūrėme kompetentingų, ilgametę patirtį bei savo šilumą spinduliuojančių specialistų komandą ir tikime, kad pacientai mūsų klinikoje pamiršta visas baimes ir nejaučia jokio diskomforto viso gydymo metu. Tad vos praversite Šypsenos akademijos duris, jūs pasitiks besišypsančios mūsų klinikos administratorės, kurios ir suteiks jums visą reikiamą informaciją. Visada rasime jums patį tinkamiausią laiką vizitui, suteiksime visą reikalingą informaciją ir padėsime rasti patį tinkamiausią atsiskaitimo metodą. Kviečiame susipažinti su mūsų gydytojų komanda ir apsilankyti gydytojos ortodontės ir gydymo koordinatorės kabinete. Esu gydytoja ortodontė Viktorija Rimkutė. Kalbant apie dantų tiesinimo ir sąkandžio korekcijos gydymą, daugiausia laiko, žinių ir patirties reikalauja detalus paciento gydymo suplanavimas ir nuolatinis gydymo eigos vertinimas, kurį atlieka gydytojas ortodontas. Labai džiaugiuosi, kad dirbdama Šypsenos akademijoje niekada nesu viena, nes čia yra visas būrys mano kolegų, dirbančių ir praktikuojančių Lietuvoje ir Italijoje, turinčių didžiulę patirtį ir prisijaukinusių inovacijas. Mano svarbiausias uždavinys yra detaliai vertinti pacientui atliktus tyrimus ir pasitelkus moderniausias technologijas bei dirbtinį intelektą sudėlioti visą detalų dantų tiesinimo planą, kurio įgyvendinimą užtikrina gydymo priežiūros koordinatorius. Esu gydymo tiesinimo kapomis koordinatorė Sandra Grikštaitė. Tai pirmiausia, pacientui atvykus į Šypsenos akademiją, tiek mūsų komandos, tiek paties paciento tikslas yra bendras – pasiekti gydymo rezultatą sėkmingai. Todėl mano svarbiausias uždavinys yra tikslinga komunikacija su ortodontu ir su pačiu pacientu bei viso gydymo priežiūra, kad nenukryptume nuo ortodonto sudėlioto gydymo plano. Atliktus tyrimus įvertina ortodontas ir pateikia pirmines išvadas. Pacientui apsisprendus dėl gydymo yra pradedamas kurti detalusis gydymo planas, kuris gali pareikalauti tam tikrų paruošiamųjų darbų, o tai gali būti protinių dantų šalinimas, terapinis gydymas, senų plombų keitimas ir panašiai. Po paruošiamųjų darbų prasideda dantų tiesinimas. Sekančių vizitų metu pacientams atlieku visus reikiamus tyrimus ir duomenis siunčiu ortodontui, kad būtų įvertinta gydymo eiga. Sveiki, esu Henrikas Rusilas, burnos chirurgas. Šypsenos akademijos klinikoje atlieku visas chirurginės procedūras. Tai yra dantų šalinimą, implantaciją, vienmomentę implantaciją, viso žandikaulio atkūrimo Longfor metodiką, kaulo augmentaciją, sinuso dugno pakėlimus ir visas kitas chirurginės procedūras. Visos šios procedūros yra sudėtingos ir todėl reikalauja labai preciziško gydymo planavimo. Pirmojo vizito metu pacientui mes atliekame kompiuterinės tomografijos tyrimą ir išsiaiškiname, ko pacientas nori iš mūsų. Tuomet, įvertinus paciento būklę, kaulo struktūrą, mes pateikėme jam gydymo planą ir viso gydymo plano sudarimo metu mes konsultuojame su protezuojančia gydytoja tam, kad išvengtume nesusipratimų ateityje. Po gydymo plano pristatymo pacientas tiksliai žino, kiek gydymas truks, kiek vizitų jam prireiks ir kiek tai kainuos. Esu Andrius Bubliauskas, gydytojas anesteziologas ir reanimatologas. Mano uždavinys individualiai įvertinus kiekvieną paciento būklę, numatomą chirurginę intervenciją, parinkti optimaliausią nuskausminimo ir sedacijos metodą. Kiekvienos procedūros metu monitoruojamos gyvybinės funkcijos, esant nukrypimams koreguojamos, tam, kad procedūra būtų saugi. Pagrindinis tikslas užtikrinti maksimalų komfortą visų chirurginių intervencijų metu bei sklandų pooperacinį periodą.
Moderni įranga ir naujausios technologijos, su kuriomis susipažinote viso turo mūsų klinikoje metu, užtikrina, kad paciento gydymas bus atliktas itin preciziškai tiksliai. Skaitmeninė diagnostika leidžia itin detaliai įvertinti paciento esamą sveikatos burnos būklę bei užtikrina, kad būsimo gydymo metu mes galėsime išvengti visų galimų komplikacijų bei rizikų. Pasitelkus moderniasias technologijas ir savo specialistų kompetencijas, mes sukūrėme būsimą paciento šypseną. Pavyzdžiui, dar prieš pradedant gydymą tiesinimo kapomis, pacientas jau gali matyti kompiuterio ekrane, kaip atrodys jo svajonių šypsena. Skaitmeninės technologijos leidžia sumažinti reikiamų vizitų kiekį klinikoje, taip pat išvengti tokių nemalonių procedūrų kaip dantų spaudų nuėmimas ir užtikrina, kad visos dantų restauracijos bus atliktos itin tiksliai bei kokybiškai.